į 12 eini, ko man prireiks šio karui užbaig. Mes mane žemyn, mes mane žemyn, mes mane žemyn, mes mane žemyn. Džiaugis ir tikėkis, juokis ir gėkis, gali paleisti viską ir vėl pakelt ant kojų. Mes mane žemyn, mes mane žemyn, mes mane žemyn, mes mane žemyn. Mes mane žemyn, mes mane žemyn, mes mane žemyn, mes mane žemyn. 2024 sausio 15 buvo eilinis pirmadienis, nors kai kurie įvardino kaip liūdniausią metų dieną. Tačiau kas vyko? Visiems Lietuvos žmonėms pakėlė nuotaiką. Kodėl tai? Mūsų istorija prasideda nuo 2022 vasario 10 dienos, kai aktorius Antanas Kandrotas, dar žinomas Celofanų slapyvardžiu, buvo suimtas. Tai palaukit man žmoną valgyti da. Liūdėjo Antano gerbėjai, verkė dėl politileninio susidarojimo, tačiau sukčiui visgi pasisekė apskųsti nuosprendį. Ir 23 kovą jis išėjo į laisvę, o per tą laiką sugebėjo padaryti daug įdomių dalykų. Naujasis serialo sezonas prasidėjo Celofano skundais dėl prastų gyvenimo sąlygų kalinimo įstaigoje. Buvo žadėta prisiteisti kelius šimtus tūkstančių $, tačiau viskas, kas pavyko, tai tik 150. Neturtina žalos už blakių sukandžiojimus. Visgi gerbėjai džiaugiasi, kad nors ir maža, bet visgi tai buvo pergalė prieš sistemą. Grįžęs namo, kadangi buvo uždarytas prieš karo pradžią, jis nesuprato, kodėl Lietuva taip palaiko Ukrainą ir pradėjo verkti, kad viskas. Vilnius jau yra okupuotas Ukrainos ir tapo Ukrainos miestu. Vilniui nuo vakar ant kiekvieno pastato kabo Ukrainos vėliava. Tai ką jie čia bando parodyti? Kad Vilnius Ukraina tapo? Ar Vilnius bus atiduotas ukrainiečiam? Nes jau akivaizdu, kad su tuo kontrpolimu ten nieko tiem ukrainiečiam nesigauna. Tai jiem ką? Kaip kompensacija amerikiečiai atiduos Vilnių, ne? Taip išeina. Balandį Celofanas pasirodo su savo politiniu lyderiu, amžinatilsį Vytautu Šustausku, ir bandė atkartoti filmą Neliečiamieji. Tiesa, kaip ir su visais lietuviškais filmais, viskas buvo filmuota bazaro stiliumi ir buvo pigi originalo kopija, panašiai kaip ir filmas Būk mano deimantas ar Tu mano deimantas. Birželį mūsų herojus pasirodė Laisvės partijos susirinkime ir bandė kažką įrodyti, bet nepavyko pasirodyti prieš Raskevičių ir jis buvo nugesintas. Kuom aš tai šantažuoju, grasinu prokuratūrai? Ai, tai antrą pareiškimą parašyti. Su anuo nepaėjo, ne? Su anuo nepaėjo. Gerai. O čia tikrai, čia yra viešas renginys. Aš noriu įstoti į partiją, aš dar neįstojau į partiją. Taip, taip. Ir sakom, baudžiakas. Baudžiakas. Čia. Tai kam baudžiakas, Laisvės partija, aš tai vėl nekaltas. Tai va. Tuo pat metu jis susisika su suverenu Mindaugu ir jo šeima, iš kurių valstybė atėmė vaikus ir nesėkmingai bandė jiems padėti. Tiesa, reikia pasakyti tai, kad bemontuojant šį video, sausio 30-ąją, kai Celofanas jau sėdėjo, tie vaikai buvo grąžinti tėvams. 23 Liepą YouTube kanalas Siena išleido tyrimą apie Celofanų bankrutuojamus verslus. Celofanas į tai ypatingai nereagavo ir tęsė savo sukčiaus veiklą. Tyrime buvo nurodytos konkrečios subankrutuotos įmonės ir kaip tai vyko. Ir aš rekomenduoju pasižiūrėti tą video. Jis bus tiek prisaktame komentare, tiek ir aprašyme. Ta pati mėnesį Celofanas pagrasino TikTok paskyros vatinukai savininkui už kažkokiu būdu sugadintą reklaminę kampaniją. Atsirado kažkoks tai veikėjas, kuris pradėjo agituoti, kad reikia užblokuoti mano TikToko paskyrą. Ir jisai staiga pradėjo agituoti, kad reikia imti, žodžiu, ištrinti čia mano tą paskyrą, kad klaidinti TikToko algoritmus, pažymėti, kad aš skleidžiu propagandą ir, žodžiu, tokiu būdu mano kanalą ištrinti. Ir aš pamačiau, kad tai yra visuomeninis rinkimų komitetas, Artūro Visocko sąrašas, dirbame miestu. Pasiskambinau su Artūru Visocku, pažįstu asmeniškai, tiesiai paskambinau jam į mobilų, sakau, žiūrėk, Artūrai, va, yra tokia situacija, su visa pagarba tave labai gerbiu, bet, nu, va, žiūrėkit, tavo tarpe yra toks žmogus, kurį aš dabar ketinu teisiškai labai, nežinau, nu, gal jam neskaudžiai bus, aš nežinau, kokia jo yra finansinė padėtis. Bet, žodžiu, aš ketinu dabar atlikti tam tikrus veiksmus. Ir va šitiem va visiems mėgėjam, tokiem, kur galvoja, kad čia internete kažką ten blokuoti, reportinti yra hi-hi-ha-ha,
tai galėsite daryti hihihaha, kai susimokėsite kokią bendrai, aš galvoju, su advokato išlaidom su visko, apie 50 000 eurų turėtų šitą skaičių traukti. Nes advokato valanda nuo 3 iki 500 eurų, nu, supraskit, į Šiaulius važinėti nebus arti, žodžiu, bus reikalų. Taigi, ir aš noriu ką padaryti, aš noriu pamokyti va tokį Tomą, jį nuskausminti labai stipriai, jeigu... Na, aš nežinau. Jeigu tavo reklaminė kompanija, į kurią tu įdėjai ten keliasdešimt tūkstančių eurų, gali sugadinti žmogus turintis iki 5000 pasiekėjų, tai aš nežinau, ko jį buvo verta iš pat pradžių. Nors celofanas grasino susidarojimu taip pat ir visokiems paradams. Gal ir, nu, žinot, man pulsė akis, aš tai tikrai snukiduosiu čia. Man tai neleisiu aš ten, kaip rodo Amerikoje, tie LGBT ten žviegia, rėkia ir seilės drapsos, tai ten aš tikrai neleisiu savęs taip žeminti. Palauk, netrukdyk, viskas gerai. Palauk. Žiūrėk. Tačiau gavęs bučinį nuo Raskevičiaus netgi pralinksmėjo. Ir viskas. Jis jau tapo LGTV sektos narys. Kaip sakoma, LG, life's good. Taip šis susitikimas paveikė Antaną, kad jis pradėjo eiti LGTV atstovo akcijas ir su laiku nešiotis Pride vėliavas. Netgi bandė prasukti deginimo performansą. Gaila tik, kad celofanas nežinojo, kad vėliavos nedega. Bet net ir tai jo bandymų nesustabdė. Nuo Raskevičiaus jis gavo ir gebėjimo atrasti kito žmogaus orientaciją. Jūsų kanale paėmiau viešai pakėliau klausimą, kad LGBT buvusi narė, tarkim buvus, tai patikėsim. Jūs kalėjime sėdėjot. Rugpjūtį celofanas teigia įkūręs partiją Mes Lietuva, tačiau ji nebuvo registruota. Ji techniškai neegzistuoja. Tačiau vienintelis dalykas, kurį visi pastebėjo, buvo tai, kad logotipas nukopijuotas nuo KFC restorano. Rugsėjį Selas pradėjo skelbti savo kandidatūrą į Lietuvos Respublikos prezidentus ir įsirašė tarp puikių kandidatų. Deja, jo norui būti Lietuvos prezidentu nebuvo lemta išsipildyti. Gruodį jis pateikė Vyriausiai rinkimų komisijai dokumentus dėl kandidatavimo prezidento rinkimuose ir tuo pačiu bandė atsidaryti prezidentinę sąskaitą. Tačiau dėl prieš tai vykdytų nusikaltimų ir įtarimų riaušių byloje niekas netidarė celofanui sąskaitos ir už tai jis pradėjo grasinti teismais už politinį bankų susidarojimą ir kandidatinės sąskaitos netidarimą. O iš kitos pusės politelenas tiesiog skubėjo, kad gautų teisinę liečiamybę. Kas jam irgi nepavyko. 2024 sausio pradžioje Kaune įvykus rezonansiniai bylai Bagrovas mergaitė, celofanas pasireiškė kaip master lygio pagrobimo ekspertas ir žadėjo 50 000 eurų pagrobėjui. Kišo visokias teorijas, o už tai, kad darė nesąmonės ir trukdė pareigūnų darbui, jis gavo neigiamų komentarų, dėl kurių paviešino pakomentavusią asmenį ir paskelbė jo ir jo žmonos nuotraukas. Ir teigia, kad jis susijęs su pagrobimu, taip pat darydamas reputacinę žalą, nes postas buvo pasidalintas virš 8000 kartų. Ar visos pasidalinusios paskyros tikros nėra jau svarbu, nes žala jau buvo padaryta. Taip pat jis paviešino ir kitą visiškai nesusijusią asmenį. Streamo metu, kuris vyko kelios valandas prieš atrandant mergaitę ir jos pagrobėją, celofanas apie pareigūnų darbą atsiliepė taip. Suprantat, vat grinai dabar yra jie tam darbi. Ir normalūs policininkai, kurie davė priesaiką Lietuvai, jie velniop išėjo iš tos policijos. Tie, kuriem jau buvo amžius, kad galėjo išeiti, kiti dirbo, jau gali išeiti pensiją, bet vis tiek dar dirbo. Išėjo velniop. Ir normalių galinčių dirbti nėra, o jaunimas nihera nebeoka. Viskas, jau jie nežino, jie kitos kartos, jie neturi to supratimo. Galų gale. Tada, kai buvo atrasta mergaitė ir viskas buvo gerai, buvo sveika ir gyva, jis kalbėjo šitaip. Šitą situaciją duos tokią vieną naudą. Šitą situaciją davė naudą sistemai, ypatingai policijai. Ir šitą situaciją duos naudą, aš manau, visuomeniai. Aišku, žiauriai gaila, kad ačiū Dievui, kad ta mergaitė iš tikro išgelbėta. Aš pats ir man kaip sakė, kad su kiekviena minutė mažėja tikimybė, kad jinai bus gyva. Reikia paminėti ir tai, kad dieną prieš tai pagrobimo ekspertas pasirodė kartu su Janutina ir Skverneliu ir kalbėjo apie visas versijas, kaip mergaitė jau galėjo būti nebe šiame pasaulyje. Tačiau kaip geras aktorius jis čia nebaigė. Sausio 13-osios minėjimo metu jis surengė cirką, kuris prasidėjo rusiškai žodžiais pajechali. Performansų metu buvo ištamtas policijos pareigūnų.
Minė džiaugiasi, kad pavyko ištempti celofaną. Ir jis savo streamo metu skundėsi, kad liaudis jo nepalaiko, kad Landsberginių šaika čia viskas stumia ir kad čia viskas, kaip sakant, yra surežisuota. Jį iš tikrųjų palaikė. Ten tik kameros buvo nukreiptos kitur. Na, o galiausiai atėjo sausio 15. Aktorius buvo suimtas. Tačiau jis stengiasi kiek įmanoma įaudrinti mašinoje buvusią žmoną ir vaikus. Bandė kiek įmanoma įsilaikyti, tačiau policininkai vis dėlto paėmė celofaną perdirbimui. O jo vaikai buvo nuliūdę ir šiek tiek sutraumuoti dėl tėvo pasirodymo ir kad dėl jo kaltės negalės gauti skanių McDonald's mėsainių. Viskas gerai, viskas gerai. Aš sėsiu už vairo. Celofanas pristatytas į Kauno tardymo izoliatorių, iš kurio po tam tikro laiko buvo pervežtas į pataisos namus. O apeliacinis teismas tą pačią dieną, sausio 15, atmetė Kandroto skundą. Jis buvo liko pripažintas kaltu byloje dėl sukčiavimo dideliu mastu, didelės vertės turto iššvaistymo ir apgaulingo buhalterinės apskaitos vedimo. Šios aferos metu Celofanų ir jo bendrininkų pastangomis buvo pasisavintas bendrovės MDK logistika turtas, siekiantis 321 000 eurų. Ta pačia diena, bet jau dėl kitų finansinių nusikaltimų, dar vienoje byloje apeliacinis teismas Celofanui skyrė realų metų ir 3 mėnesių laisvės atėmimą. Ir bendrai jam grėsė 4 metai kalėjimo. Deja, reikia pasakyti tai, kad pareigūnai su Antanu elgėsi švelniai. Ir nors labai sunku, mes turime suprasti ir atleisti jiems už susilaikymą nuo jėgos naudojimo. Jie dirbo profesionaliai ir taktiškai. Visi, kurie žiūrėjo, kaip tas vyko, matė, kad Celofanas nevykdė teisėtų jų reikalavimų. Celofanų gerbėjai verkė, kad mūsų herojus sumuštas, buvo naudota perteklinė jėga, mes gyvename Šiaurės Korėjoje ir taip toliau. Tačiau policija paskelbė, kad tyrimas dėl pareigūnų veiksmų sulaikant Kandrotą nebus pradėtas. Ir iš vaizdinės medžiagos matosi, kad nebuvo naudotos perteklinės jėgos. Dienos pabaigoje bent kartą gyvenime sukčių pagauna ir pasodina ilgam, ar bent jau kuriam laikui. Kaip sakė amžinatilsė James McCaffery, nesvarbu, kiek laiko leisi lipdamas iš skylės, bet kada gali akimirksniui kristi atgal. O tauta Antanui linki tik vieno. Taip pat norėdami paremti, ką tikrai verta daryti, rekomenduoju skambinti numeriais 1482 ir 1485. Tai padės Antano šeimai. O dabar po velnių reiks vėl ieškoti naujo serialo. Jau peržiūrėjau Scott Pilgrim Takes Off, The Cures, The Bear, The Last of Us ir laukiu kokių nors rekomendacijų. Gal žinot, yra kažkokių geresnių serialų. Na ir ačiū, kad žiūrėjot. Su jumis buvo Šnalis ir iki kito karto. Eik pas mamą, juoktis tave prives, tad viskas bus.